Sveiki mano kanalo prenumeratoriai, žiūrovai ir šiaip netyčia patekę į šitą kanalą. Aš suprantu, kad daugelis iš jūsų laukia šito filmo, kaip kažkokios tai staigmenos, savotiškai daugeliu jinai bus kaip ir staigmena, kaip ir šokas, kitiems tai bus senai girdėtas įvykis. Aš nieko nesistengiu nustebinti, tiesiog tik noriu šiek tiek supažindinti su to, kas aplamai vyksta, šiek tiek užsiminti, kas mes esame iš tikrųjų ir dėl ko visą tą marmalynę, visą tą košę užvirė. Pirmiausia, galbūt pabrėšiu tai, kad šitas video buvo padarytas labai greitai, be jokių tokių pasirašymų, kaip įmanoma greičiau. Ir, aišku, šiek tiek jaučiasi toksai kliudimas, todėl tenka darytis įvairiausias apsaugas, kokios tik tai įmanomas. Ir tada daryti video, kuris jau jūsų neerzins, o greičiau paklausius šitą video gausite tokį, užsipildymą savyje, daugeliu gal dings depresija, nes per mano balsą dabar eina ta vibracija, tos energijos, kurios yra aplink mane, tam, kad nebūtų įsikišimas iš kitur, kur būdavo paprastai. Ypač, kada būdavo kalba, tema paliečiama, kada apie žmogaus sielos galybę, pergalės jausmą, skonį. Būtent čia labiausiai kanopiniai pradėdavo spiegti, nedaleisdavo šitų temų ir įvairiais būdais gesindavo. Arba bandydavo gesinti. Todėl žmonės, kai kurie klausydavomės įrašus, sakydavo, kad yra toksai keistas šniokštimas arba kažkoks kitas pašalinis triukšmas įraše. Tai stengsiu šį kartą padaryti šiek tiek gražiau ir specialiai groja muzika tam, supraskite irgi, ne dėl to, kad šiek tiek pagražint, aišku, pagražinu visą tą nuotaiką jums, bet ir tam, kad jinai maišytų kitai įmanomai versijai, padaryti, pavyzdžiui, kažkokį tai trukdį, sumažinti mano balso įrašą, garsumą, arba kažkokią tai paleidus vibraciją papildomą, negirdimą, kad jinai pagadintų mano įrašą ir nuo to įrašo jumis atstumtų, kad jūs nenorėtume daugiau klausyti. Tai yra manoma, daro dėja taip dabar, tos technologijos jau nuo sena yra. Ir aš specialiai įdedu muziką, kuri kiaurai pereina per visą tą ir tiesiog iš anksto, kaip betono kažkokie stulpeliai, sudėlioti, nustato kelio kryptį ir faktiškai apmažina galimybės daryti trukdžiams. Šitą video dariau faktiškai su tokiu, pasitingęs savo ego. Šiuo atveju sėkmingai viskas gavosi. Su tokiu, žinot, priešams ant pykčio, kaip rusai dar sako, vragam nazlo. Kada eina trukdžiai ir atrodo šansų nėra kažką tai padaryti, tokio panašaus, specialiai sėdu ir padariau, nes šitas laikas yra svarbus. Šeštadienis yra tokia diena, vakaras, kada jūs galite atsijungti nuo tų įprastinių žiniasklaidos, tų srautų ir paklausyti kai ką įdomiau, kai ką tokio galbūt jums svarbiau. Praeitose filmuose aš visą laiką minėjau, kiek yra svarbu suprasti savo identifiškumą. Ir kada jums ateina kažkoks tai planas, pasiūlymas, reklama, arba tenka rinktis dėl kažko, tai visą laiką žiūrite, man, ne man, tinka, netinka, mano, ne mano. Šitokiu atveju jūs išvystote tiesiog tik tai savo nuojautą ir tada šito dėka jūs po truputį išvystot savyje galimybės keisti savo gyvenimą į geresnę pusę, pagal savo scenarių. Nebūti filmo aktorium, kuris vaidina pagal nustatytą anksčiau scenarių, o būti filmo režisierium, tai gerokai įdomiau. O paskui filmą pažiūrėsite, kada jūs sukursite, jūs pažiūrėsite ir gerėsitės tuom, ką jūs padarėte. Kaip prašoma senoji Bhagavad Gitos versija, kuri buvo dar tik tai po karo išleista, žmogus tiesiog turi būti laimingas arba palaimintas iš savo dieviškosios galybės arba nuo savo dieviškosios galybės. Paskiau, kai išėjo kitas leidinys Bhagavad Gitos, jisai buvo šitą knygą jau kitokios spalvos ir apie šitą jau neparašyta. Nėra užsiminta apie tai. Tai vat štai
grįžtu apie tą galybę ir dėl ko viskas taip supuolė, dėl ko darau šitą video, kuris savotiškai toksai yra toks intriguojantis, bet iš kitos pusės jisai svarbus jums pamatyti. Visas įmanomas nuorodas aš padėsiu po filmo prašyme ir tai nėra kažkokia sensacija. Pabrėžiu, tai buvo ta informacija pateiktas anksčiau, tik tai jūs, kadangi ne visi užeinate čia, kitiem galbūt rūpi labiau žinios, kiti neturi laiko žinių net žiūrėti, vaikai neleidžia to daryti, tai tiesiog atėjo laikas, jūs pamatote dabar. Bet informacija nėra nauja, nėra naujovė, nėra kažkokia tai fresh, absoliučiai kažkokia tai ištraukta mano rankomis, akims pamatyta, o tiesiog aš tik tai iškeliu tai, kas jau senokai plūdurė interneto erdvėse. Ir tuo pačiu noriu sujungti šiek tiek jau galus, kadangi apie galimybės ritualų šiek tiek pakalbėjau, šiek tiek, kaip sakyt, kraštelį paėmiau to viso, kas magijos, kas įvyksta, kraštelį atgnybiau ir šiek tiek apipasakojau būtent šitą nedidelę dalį. Tai yra galimybė perkelti save į kitą kūną. Tai yra daroma ir kai kurie žmonės, sakysim, tam tikro laipsnio demonai, jie tai daro. Gerosios jėgos jie daro kitaip, instaliacija būna paslėpta, tokia gaunasi unexpected, visiškai nelaukta, išsipakuoja visiškai nežinomoj, nelauktoj vietoj, kaip siurprizas ir pasakiau, kada jau išaugi ir perini netgi visas įmanomas kliūtis, kuris buvo mestas tam, kad tai neįvyktų. Pasakiau vyno balsu, gali sakyti hello, hello. Na ir aišku, groja nervų tiems, kurie labai nenorėjo, kad tai įvyktų. Tai mano atsiradimas šitame gyvenime dabar taip pat yra toks panašaus tipo. Ir kaip minėjau anksčiau, kuo stambesni velniai susisuko tam tikrą vietą arba tam tikrų laikų, to stambesni balti šaratai, stambesni šviesuoliai sukrito taip pat į šitą dimensiją, į šitą laiką ir taip pat daro įtaką gyvenimu ir kai kurie stovi kaip arbitrai, kad kažko tai neįvyktų arba kažkas neįvyktų ne pagal scenarių, taip kaip neturėtų būti ir duodami keli variantai įvykių. Taigi vienas buvo užmatytas arba sukurta linija surinkti tiek, įsivaizduokit, kad šitie grūdeliai muslio būtų pilna stiklinė, tai būtų kanopinių tas planas, kurį jie tikėjosi padaryti. Ir man šitas vaizdas dėl nepilnos stiklinės, net neįpusėjusios, atėjo prieš 2-3 dienas. O po to aš vis ir skaitau po dienos, gal po 2, Amerikoje esančių ekstrasensų paaiškinimą, kas dabar pasaulyje vyksta. Ir taip pat jie kalba būtent apie šitą stiklinę. Tai yra tai, kas buvo planuota, chaosai, armagedonai, taip pat su orais, pabrėžiu, Lietuvoje sutrukdėme mes žmonės, kolektyvas žmonių, neišėjo armagedono padaryti ir neišėjo to bardako sukelti ir neišėjo surinkti tiek sielų, kiek jie planavo. Ir čia gaunasi kaip degalų bakas, kuris reikalingas pereiti iš čia į ten. Ir dabar jie turi tik tai šitam kelio atkarpai, o dar reikia susikurti šitam. Aš jums paaiškinimų kalbu. Ir kad gauti pilnai jėgų arba galėtų kopijuoti tą pilkąją realybę, ant kurios startavo būtent tie, kurie pakliuvo su šituo, su jais pervažiuoja į kitą realybę ir ten jie toliau gyvens tą gyvenimą, kada pasitikė mokslu ir jos špokins iš visų pusių, kaip tik įmanom, per visus galus, netgi ir per pažastį. O tie, kurie nepasitikėjo, kurie būtent turėjo tą vidinį, kurie tokį kaip aliarmo signalą jutiklį, kuris sako, ne, čia ne tavo, praeini, aš tave saugusiu, tu pasitikėk, eik toliau, daryk savo darbus, o aš pasirūpinsiu tavo saugumu. Ir tada taip žmogus susiklosto aplinkybės, kad tiesiog tai jisai
tuo metu nepasirodė kažkur tikrinimuose, tai apėjo, tai jo tuo metu nesustabdė mašina, kuri tikrino visus žmonės, su kaukėm ir taip toliau. Tai yra žmogus pilnai galėjo išbūti saugus. Ir dabar toks laikas, kada dar kartą metama meškerė, pagal idėją tai paskutinį kartą, ir tas aktorius, komediantas, na, jeigu lyginant jį, kad jums sulygint žanrą, lygį, tai, na, kaip lietuviškas mūsų Arūnas Valinskas, tai Ukraina, vat, tas, kuris žalesis atvažiuoja pas mumis bėdavoti pinigų rinkti. Na, iš tikrųjų, čia kaip anekdotė gaunasi vargšas žydelis padėjuoti ir šį kartą jau sekasi nelabai. Amerikos siuvoji, nes Amerika dabar turi dar finansuoti ir Palestinos-Izraelio karą ir dabar į ten, kur mes žiūrėjome ir daugelis žmonių pasipuošė dvispalvėm spalvom, kaip ale patriotai. Dabar dėja ten viskas netaip eina, kaip norėtųsi ir po truputį nusisukama. Tie nykštukai juodom kepuraitėm, kurie tenai atėjo į iš anksto užsakytą žemę, tai yra ištuštinta teritorija, tai buvo suorganizuota ir tai buvo aišku jau nuo 2008 metų kažkur, tai buvo renkami pinigai, teritorijos paskirstos, merai parinkti ir taip toliau. Viskas jau buvo paruošta tenai šitam atėjimui. Tai yra suplanuota ir maždaug 40-50 metų į priekį. Ir tie planai vyko visose lygiuose ir dėl visų šalių. Kiekvienai šaliai, kiekvienai nacijai, kiekvienai tautai buvo parinkta pagal jų tokį mentalitetą, savitumą. Ir Lietuvai taip pat buvo parinkti kandidatai. Na ir dabar bandysiu, bekalbant, surasti nuotrauką, kurios nuorodą aš jums įkeliu į aprašymą filmo. Ir tada jūs pamatysite tai, kas buvo slepiama nuo mūsų. Gerai, parodau nuotrauką, paskui mes aptarsim kitus reikalus. Pabrėžiu, šita nuotrauka yra įkelta Facebook'e užsieniečių. Jie nesusiję niekom su Putinu, su Rusų, su vatnikais ar ten dar kažkom. Tai yra tiesiog žmonės, kurie seka įvykius istorinius, tyrinėja istoriją ir atkasa tokius dalykus, kurių, na, nepatogu šiek tiek apie tai kalbėti ir taip toliau. Ekrane matote Vokietijos kanclerė. Vaikystė, jinai jums dabar yra su baltais drabužiais, po to viduryje Theresa May ir su tamsiu rūbu buvusi mūsų prezidentė. Čia jos studenčiokės buvo paskirtos iš anksto pagal numatytą planą, kaip dabar panašiai yra su ta mergytė bėgiojančia dėl klimato kaitos ir visa kita. Čia panašus, tik tai čia kartojasi tas toksai procesas, bet labai identiškas atvejis. Šitos trys mergytės buvo parinktos iš anksto, pavardė mūsiškės netikra, šaltiniuose minima, kad jie turi pavardę iš Adolfo, žinote, apie kurį aš kalbu, bet šiaip, kaip aš skaitęs esu anksčiau, pavardė yra vokiška iš K raidės, ar Keisner, Kessner, kažkas tokio. Ir kadangi tam, kad šitoj šalyje, kurioje prasidės nubudimas pasaulinio lygio, na, iš dalies, prasme, jis vyksta visur žemėje, bet žiauriausiai tas viršūnė, pats tas toksai brandolys, pats didžiausias žibantis, tas šaratas, labiausiai toks aršiausias yra čia. Dėl to tokie visokie buvo atsitiktiniai ar sutapimai, buvo sportiniai įvykiai, kuriuose mūsiškiai netikėtai nuvalė nosis užsienio sportininkams. Išplėšė pergalės tokiose vietose, kur jie neturėjo laimėti. Ir čia toksai kaip įrodymas to, kas vyksta dabar ir dėl ko mes tokie svarbus.
jeigu pamenat, aš vienam iš filmų, net ne vienam iš tikrųjų, minėjau apie merginos, kuri girdėjo balsus ir matė labai gerai ir ją ten dusino visais įmanomais būdais ir jinai būtent išgirdo viename iš Klaipėdos ofisų tokią kalbą, kad ką daryti su tais lietuviais, kaip rasti jų raktą. Vat tik tai tokia frazė, aš negarantuoju iš kiekvieną žodį, kad jisai tikslus yra, bet esmė va tokia, prasme, kaip nulaužti lietuvių raktą, kaip nulaužti lietuvių kodą, tą nepaklusnumą. Tai dabar, kaip prisimenat šitas 3 ponias, kurios iš anksto buvo paskirtos jau nuo vaikystės, žinojo, kur stos ir ką valdys ir kiek turės pinigų ir visa kita, kokie buvo stogai ir kas jas lydėjo, tai jūs suprantate, kaip velniai buvo viskas organizavę, žinodami iš anksto, kas pas jos darysis ir vat būtent paskutinis dalykas, kuris turėjo vykti būtent pasišaudimais į podą, su šitais reikalais jisai ne iki galo buvo realizuotas ir tiek mūsų šalyje, ypač Rusijoje, kur ten viskas pavirto į komedijas ir po to, dėl to, buvo čia ir kursoma dėl to jaunimui, būtent Rusai pristatomi kaip kažkokie tai priešai, ten vatnikai, dar kažkaip tokio. Ir žmonės jauni, nežinodami ankstesnės istorijos, negyvenę tame laikotarpį, absoliučiai nežinodami apie ką eina kalba, jie visiškai patikėjo, pasikliovė tais žodžiais, tą informaciją, kuri buvo pateikta jiems kaip tiesa. Nors iš tikrųjų iš ten galima būtų paimti daug gerų pavyzdžių, pasimokyti ir ypač dabar šiuo metu iš pro tenais sklinda informaciniai srautai tokia geros informacijos, nors ne ką blogiau neatsilieka ir amerikiečiai, ir anglai, ir vokiečiai. Bet šį kartą pasiemu angliškai kalbančią auditoriją, tai yra vaizdo įrašas irgi bus padėtas po apačia. Jisai parodo, kaip viskas sunarpliota. Ten 2 valandos virš, pasiruoškite ilgam žiūrėjimui. 2 valandos virš kalbama apie giminystės ryšius, apie Mūsiškę, apie Netanyahu, apie Šaroną, prieš tai buvęs ministras. Vienu žodžiu, labai daug visko. Tiesiog gali plyšti galva. Iš esmės, jeigu jūs atmestumėte iš ankstinius nusistatymus savo, kad, pavyzdžiui, aš žinau taip, vadovėliuose buvo parašyta taip, o tas buvo taip, tada jums viskas gerai pasiseks. Kaip sakiau, naudokite tokius modelius ir kelias frazes tiesiog laikykite pasikabinę. Kaip šitą paveikslą aš padėjau dabar jums specialiai, su ta architektūra, kuri yra dabar, konkrečiai čia yra Sankt Peterburgas, tai yra Piteris, arba seniau tai buvo Leningradas, pagyvenusios žmonėms sakau, visiškai nukopijuotas, išsiuvinėtas paveikslas. Ir tokia pati architektūra bus ir Venecijoje, ir Niujorke, ir Vietname, ir Pietų Afrikoje, visur tas pats. Absoliučiai, identiškai, tiesiog jeigu ten paimti žingsniuot su metrais bėgioti aplinkui, tai viskas tas pats. Pastatai pastatyti tam tikrą tvarką, šiaurė, pietus, rytai, vakarai. Ir taip pat tas pats būtų ir netgi su mūsų Kauno Pažaislio vienuolynu. Ten irgi ne vienuolynas buvo, o turėjo kitą paskirtį, tiesiog apgriautas, apgadintas, paskiau dar užsemta, tiesiog Nemunas sustabdytas, pakilęs vanduo ir šiek tiek dengia, slepia tai, kas yra ten prie Pažaislio ir kas yra prie Rumšiškių muziejaus krantų. Bet čia paliekam kitam kartui, kada nors, tai nėra svarbu. Grįžtam prie šitų 3 ponių. Taigi, jeigu atsimenat, aš pasakau, kad ta viena ponė, Vokietijos kanclerė, laikė rankas va taip. Jinai yra tikroji Adolfo dukra. Mūsiškė, kaip informacija, tai būtent parašyta atvirkščiai, bet Mūsiškė turi, kaip sakiau, lygtai iš K raidės pavardę, bet jinai vokiškai yra. Ir po to sugalvota ta biografija ir supinti tie visi reikalai. Paskiau KGB, tai ne dėl to, kad rusų arba ne rusų KGB, tai dėl to, kad mokykla, kuri mokina žmonės visokių tokių gudrių dalykų, manipuliuoti masėmis, valdyti mases, užmesti miglą ant akių ir taip toliau. Tai būtent ta mokykla, jinai paimta kaip ir daugelis rusų mokymo
būdų, procesų paimti kaip geriausi. Nes, daleiskim, vadovėlį anksčiau mokyklų, taip pat rusų ta mokymo sistema buvo pati geriausia pasaulyje pripažinta. Stalinistinė ta. Ir jeigu pasikuisi ten, pavyzdžiui, 54 metų paimti, psichologiją paimti jų, ten paskaitai ir iš karto tu jau jautiesi kaip institutą baigęs. Atsiprašau. Tai štai, tas visas, kadangi buvo suraštas iš anksto, tai tada reiškiasi laike jie žinojo, kas jų laukia, kas nusimato, jie žinojo, kada pjaus, kada bus prinokęs vaisius, kada jį galima jau nupjauti ir paruošti, ir padėti ant stalo ir tiesiog suminkyti, peiliukus suraikyti ir porcijom gražiai suvalgyti. Tam buvo daug labai dalykų padaryta ir pakeista mūsų vėliava, mūsų vėliavos spalvos. Tas trikolor, taip vadinama, mūsiškiai, jinai yra panaši kaip daugelis Afrikos šalių vėliavų. Ir tos spalvos, kurios yra jums prieš akis pametamos, jos yra netikros. Specialiai sukeista tam, kad jūs mosikuodami tą vėliavą arba turėdami namuose, jūs negalėtumėte kontaktuoti, susijungti, nedaryti connectiono su jūsų šalies tautos dvasia, su praeitim, su istorija, su protėviais. Ir tas jūsų mosavimas, ta trispalvė, aš kaip pavyzdžiui imu, tas mosavimas trispalvė, jisai nesukeltų jokios reakcijos. Tos spalvos, kur anksčiau buvo, jos buvo būtent toj tarybiniai vėliavai, aš nesakau žodžių sovietinis, nes jis specialiai įdėtas tam, kad nesuprast, kokia buvo santvarka, sakau tarybiniai. Ten tik tai vietoj baltos spalvos turėtų būti sidabrinė ir galbūt jinai galėjo būti šiek tiek platesnė. O ta tamsiai raudona, tamsiai žalia samaninė ir per vidurį vietoj baltos sidabrinė, būtent tos spalvos, kurios atitinka mūsų šalies tautos, sakysim, tokį kaip IP adresas yra. Vytis yra tiesiog nupieštas simboliškai kaip IP adresas, kas mes iš kur, o spalvos parodo mūsų kilnumą, ryšį su gamta ir sidabrinė jos ta magic, kaip Bynas sako, magic. Tai yra, mes galėjome burtininkauti, mes galėjome daryti burtus, tokius, kur, ne visiems, kaip sakant, ne visų nosiai. Čia iš čia kyla tie paskiau istoriniai įvykiai, kur paveiksluose arba filmuose dabar rodo, pavyzdžiui, žmonės vaikšto su perukais. Pas mumis, ko gero, ir pas rusus, kur Sankt Peterburgas, ten ta šiaurinė dalis, Sibiras, ko gero, taip pat, ten buvo ta free energy ir ten nereikėjo žvakių naudoti, jos nelašėjo ir nereikėjo nuo vaško saugotis perukais, kad ant galvos nelašėtų, jūs suprantate, jo? Perukai tai apsauga. O ten buvo free energy. Ir buvo kristalai, lubos buvo išdažytos specialių atspindinčių paviršium. Ir kai kristalas iš apačios švietė, švelnė spalva pasidengdavo visas kupolas, visi statiniai. Tai vat jums dėl to aš kalbu apie tos statinius, kurie būtent turi ir energijos kaupimo funkciją ir taip pat gali turėti šviesos šaltinį švelniai, tolygiai pasiskirstantį po visą tą erdvę. Tai va štai tokie dalykai, štai tokie tarakonai mūsų šalį, mūsų žemę užvaldė. Ne visiems galbūt pavyks jam pabėgti saugiai arba tokiu būdu, kaip pasakojau filme apie dainą Hotel California. Pagal D tokie paveikslėliai ėjo, kaip sakau, yra keli dar galimybių variantai. Tai jau keli paveikslėliai ėjo, kad blondinas, kuris vadina moterį, gali būti nuvežtas kažkur tipo tokio kaip į Rokiškį, čia vėliau biškį. Ir prasidės paskui visokie tokie žiaurūs vienas kito pjūdymai. Tiesiog dalinsis ir teritorija, ir tais kasnelis ir taip toliau, nes pats energijos šaltinis jau anuose planuose jisai nukirstas nuo, sakysim, sponsorius jau viskas jau aleliuja, jau iškeliavo. Ir kadangi nėra sponsoriaus, dar aidų iš inercijos dar eina ta savotiškai planai
komandos ir šiek tiek finansavimas ir energetinis, ir materinis finansavimas dar eina jiems į šitą pusę, dėl to dar bando kažką tai daryti. Ir svarbiausia dabar čia nepapulti būtent į šitą stiklinę, į šitą vietą, kur dar bandys surinkti pilnai. Tai yra nepapulti, tai yra nepasimauti ant kažkokio tai, sakysim, žinių, nepasimauti ant įvykusio sprogdimo. Visur, kur jūs bebūtumėte, išlaikot normalų, rimtą, susimaščiusi galbūt, bet ramų veidą. Tai yra labai svarbu, pats pirmiausias dalykas. Tada jūs veiksite pagal tą posakį, kaip yra sakoma, kad sėdėdamas Dievas aplenkia bėgantį žmogų. Tai yra, jūs vis tiek įvykius visus suspėsite laiku, jums viskas seksis taip, kaip jūs nusistatėte vėliau. Sekančiuose filmuose taip pat aš jums parodysiu šiek tiek, kaip galima nusipiešti savo gyvenimą. Ir tada jums tiesiog eisis taip, kaip jūs norėsite. Jūs keisite savo matricą, tokių kaip jūs rasis daugiau, tada jūs sudarysite bendrą didesnį burbulą ir tada tie burbulai pradės valgyti, pasidarę savo egregorus, pradės čiulpti valgyti kitus senuosius. Taip ir suirs senoji matrica. Jinai šiaip jau yra energetiškai jau yra suirus, yra naujoji matrica. Dabar jums belieka tik tai kurti, galvoti, kurti. Tiesiog daryti tai, ką jūs norite. Naudoti vaizduotę. Nežiūrint tai, kas yra už lango, sninga, žaibuoja, lyja lietus. Nesvarbu, kad vaikas sako, tėti, ten nupirk man žaislą, ten mano klasiokas turi va tokią mašiną, o aš tai neturiu. Jūs nesakot jam, kad aš neturiu dabar pinigų, jūs sakot, po savaitės eisim, pažiūrėsim. Rytoj mes nueisim pažiūrėti tą mašiną, apžiūrėsime gerai, po savaitės mes ją pirksim, nes mes turim pinigų, mes turim už ką visą laiką. Vaikui įkalkite, jūs būsite pavyzdžiui vaikui, vaikas užaugęs tą patį darys. Dar bus labai skaudi tema pakalbėti apie daugiavaikės šeimas, jinai skaudi, aš paliesiu ir faktiškai pabarstysiu druskos ant žaizdos, iš tikrųjų taip, bet tik tai tas toksai savotiškai šiurkštus prisilietimas prie šitos temos žmonės pažadins ir žmonės nustos atsimerkę miegot, pradės sąmoningai blaiviai galvoti, kurti savo realybę ir daryti savo likimą savo, o neruošti vaikus sistemai, kad sistema juos suvalgytų. Dėl to sistema ir laiko didvyriais tuos tėvelius, kurie pagimdo daug vaikų ir trina rankomis, ten pašalpas galima sumokėti, bet resursas, dėl kurio juodžiai kovoja, yra daug brangesnis. Supraskit. Ir čia jie dabar darys bele kokius cirkus, bele kokius šou. Nusimato maždaug 2 stipresni, vienas vasario kovo mėnesį kažkoks įvykis bus ir dar vienas balandžio maždaug iki birželio. Ten gali būti dar vienas papildomas uždarimas, bandymas blokuoti, bet jūs žinote, kaip priklauso viskas ir nuo žmonių. Kada pas mumis irgi spalio mėnesį kalbėjo apie uždarimus, visi įsišaipė, Facebook'e žmonės įsišaipė iš to, pajokavo ir tas užmestas kabliukas jisai neužkabino nieko ir žmonės, kaip ir nepriėmė, aš nepriimu, tai ne mano realybė, tai ne mano, viską grąžinu autoriui ir viskas neišėjo. Galima taip žiauriai pasakyti, kaimietiškai apsišiko jie. Tai taip pat bus vėliau ir visi tie fabrikėliai, ten kur vabalus ruošiasi ten daryti iš naujo, ten dar kas nors tokio, medžius ten vežioja, atsiprašant, debilai, vairuotojai debilai, kur išvežinėja mišką, viskas tai sustos, suprantat, vėliau sustos vis tiek, anksčiau ir vėliau tai turi tvarka įvykti ir vėliau tik tai tie, kad kai kurie kelyje bus nuvėję, sakysim, pusę kelio ne į tą pusę, jiems reikės labai daug ilgai grįžti iki vidurio, o po to eiti kartu su kitais į tą šviesų rytojų. Tie žmonės, kur dabar jau sustojo ir savo kūrė dabar dabartį, jau jie dabar jau yra kažkur tai čia. Tai yra, dar aiškiai pavyzdžiui, tai yra 5D. Tai yra ta realybė, kurioje jau nėra
karų, nėra jokių ten suvaržymų ir taip toliau. O tie žmonės, kurie dar gyveno, atsimerkė, miegojo ir žiūrėjo, gyveno žiniomis iš televizijos ekrano, niekom daugiau nepasitikėjo, visa kita buvo jiems pateikta kaip absurdas, kažkoks absurdo teatras, tai plokščiažemininkai, ten Asopilsita ir visa kita, tos pašipos iš labai rimtų dalykų, nes per televiziją, jeigu apie tai prasitarė, įsivaizduokit, ten yra eteris, ten yra brangus laikas ir jeigu apie tai kalba, reiškia ten, kaip rimta. Apie tai vėliau, kitose filmuose. Ir tie žmonės irgi atsikels, atsibus, bet jie, kada susigrieps, jie supras, kad jie nuo šito vidurio, kada jiems reikėjo nueiti kartu su kitais, jie į kitą pusę ėjo, jie juokėsi iš tų, kurie atrodė kaip sąmokslo teoretikai, jie juokėsi ir jie klimpo, jeigu taip įmant, galbūt taip geriausia būtų. Tai jie klimpo ir į dumblą. Dabar jie pradėjo mosikuotis. Daugelis suprato, kame yra šaknis, kai kurie jau papuolė čia, yra kandidatai, tai mes su jais jau nieko nepadarysim. Jie dar gyvi, bet jie jau čia. Kiti dar suskubo, jie sustojo, pradės mosikuotis, suras dugną, atsispirs nuo jo, pradės iš dumblo kilti, kils iki vidurio, iki to taško, kur buvo pasirinkimo duotas linija, kad galėti čia ir galėti čia. Ir tik tai po to, lipdami viršų, supras, kad jie labai stipriai pavėlavo, bet ir tuo pačiu labai džiaugsis, kad jie atėjo į tą vietą laiku, kad išgirdote šitą video, kad išgirdote šitą informaciją, transliaciją. Ir nuo savęs dabar nusimti reiktų susireikšminimo svarbumo tokią varnelę ir sudėti tą kitą, tokią, būtent ten tą tamsiai raudoną, tamsiai žalią spalvą, susidabrinėje stale per vidurį jungiančią mūsų kilnumą, dorumą, sąžiningumą, tokį, sakysim, dvasinį švarumą, ideali dvasinė švara, dvasinis sąmoningumas, toksai karališkas, sakysim, nes tamsiai raudonas spalva, karališkas spalva, mes iš tikrųjų esame iš ten, prasme, iš karalių šeimos, sakysim, ne? Ne visi, bet dauguma iš mūsų. Ir kada tiesiog, dabar išsimušiau iš minties, bet galbūt pavyks išvairuoti gražiai, kada jūs suprasite, kodėl čia viskas dabar tai vyksta, jūs suprasite, kuom jūs ypatingi, ir viduj atsiras pasitikėjimas, žinojimas, bet tai bus ir ego, ir bus žinojimas, ir pasitikėjimas, jau nereikės jums tikėti, nereikės jums laikyti viltį čia, nes viltis yra durniaus motina, o jums reiks žinoti, tai yra tiesiog žinoti, pasikliauti kūrėjų, aš pasikliaunu, jo, kūrėjas viską žino, o aš esu įrankis čia žemė, jisai jau viską sutvarkė, man duoti keli variantai. Gerai, aš tada šito neprinokusiu darnėjimu išmetu, aš einu šituo, daleiskim, palyginimais kažkalbu. Ir nusiemus tą kai kuriems žmonėms įdiegtą patriotizmą, ypač kariams, jauniems policininkams, ten jėgos struktūrose dirbantiems žmonėms, yra toksai savoškai susireikšminimo jausmas, ypač kada užsideda uniformą, tada kramtoškė ten, aš ten toks, prasme, šitą jeigu išimti iš to žmogaus, išimti tą sureikšmimo varnelę, tada prapuola galimybė išdurti tokį žmogų. Nes dabar jie padarė dirbtiną patriotizmą su šita netikra trispalve, tada padarė patriotais karius, kurie, ruošiam iš tikrųjų kaip į mėsmalę, į mėsą, tiesiog aukojimui, realiai, būtent šitą užpildyti. Ten dabar kas vyksta tenai neįvyko pilnai kaip turėjo būti, pas mumis taip pat neįvyko taip kaip turėjo būti ir dabar ruošiama dar vienas sluoksnis, kad būtent užpildyti kiek galima daugiau, kad surinkti pilną ir iš čia išminti jau pilnom kišenėm. Tai jūs tiesiog išjungiate tas varneles iš savęs, tą svarbumą, susireikšmimą savo patriotinį tokį, nes, vėl pabrėžiu, aš šiek tiek gaunasi, kad pašiepiu. Ant patriotų ir idiotų padaroma visi tie pinigai šaikos valdžioje esančios, daro būtent ant jūsų pinigus, ant jūsų to, vau, aš koks svarbus, dabar aš ginsiu Lietuvą. Ant to, jūs kada
pasikėlėt ant tos paglostytos skiauterės, pakėlėt galvą, jūs nepamatėt, kaip prie jūsų vagiami pinigai, ta prasme, iš jūsų vaikų, anūkų, tėvelių, senelių vagiami pinigai, tiesiog tūkstančiais milijonais, maišais. Taip pat ten vyksta Ukraina, tas pats viskas vyksta, visi tie pagalbos, ten tie finansavimai, viskas taip pat, ten išvagiama viskas, žmonės ten nieko negavo, absoliučiai. Kas spėjo čia pervažiavo, bet kas pakalba realiai, kas buvo čia, buvo ten, grįžo ir mato, kas vyksta, mes bendraujam, su jais kalbam ir jie pasako tą patį. Visur ta pati vagystė, visur tie patys žulikai, tokie patys faktiškai generolai rankom trina, bet kuriuo atveju jie daro pinigus, bet kuriuo atveju, ta prasme, jūs žuvot kare, nežuvot, gynėt kažką, tai negydė, jam nesvarbu. Jie gauna labai didelės babkės ir jie statosi namus, perkasi vilas užsienyje, perkasi brangias mašinas, vaikus išleidžia į brangias mokyklas užsienyje, o kareivukai eiliniai tų neturtingų žmonių turi lieti savo kraują, kai kurie lieka visam gyvenimui loši ir tiem pasiseka, jeigu jie grįžta gyvi. Šiaip patekia į karą, gaunasi užsideda karmą ant savęs ir įsukam į tą karuselę, kuri visą laiką juos suks centrifugų ir jie visą laiką gims toje vietoje, kur vyksta karai. Tai jeigu jau ten nusprendėte eiti, pagalvokite gerai, pagalvokite apie savo likimą, apie savo vaikus, apie 7 kartas po jūsų, kurios bus užkeiktos irgi, faktiškai gauna kaip programą užkeikimą ir kenties dėl jūsų. Ir keiks jumis, tada jūs sukinėsitės, paskui vartysitės kaip ventiliatoriai, būdami jau ne žemėje. Tai tiesiog pagalvojate apie tai ir jokių karų, jokių šautuvų, niekam aš nekeršiu, nieko aš neginu, aš nieko, jokias visokias ten įmanomas zavaruchas nelendu, jokius susibūrimus, streikus, mitingus nelendu. Aš esu sąmoninga siela, mano dvasia yra protėvių, ginanti šitą žemę, bet ne valstybė. Valstybė yra programa, kai kompiuterinė uždėta tam, kad čiulpti šitos teritorijos gyventojų pinigus. Valstybė tai yra kaip kompiuterinė programa, kaip organizacija. Šalis, tauta, žmonės, kurie gyvena šitai teritorijai, jie turi tą savyje savotišką dvasinį imunitetą, sielos imunitetą, tik jiem uždėta ne ta spalva, ne tie ženklai, ne tas vytis, ne ta vėliava. Ir kada jūs mosikuojate, jūsų signalo nieks negirdi, ne tas dažnis. Kada jūs pasiemat savo tikrą lietuvišką vėliavą, tikrą vytį, vien tik tai ištrauktas toksai vytis, vien tik tai ištraukta tokia vėliava, iškviečia čia protėvius ir tie žmonės, kurie svetimi mūsų šalyje, ateina pas juos, eis šiaušis plaukai pagaugais, nugara visas šiaušis kaip pašunė ar pas vilką, jie neš mėsas iš čia vien tik tai dėl to, kad jos užvaldys didžiulę baimę, egzistencijos baimę, jie nežinos, kas vyksta, jie teps lydės iš čia visi tiesiog, kas tik tai galės. Kad to ir nevyktų, mums ir pakeitė tas spalvas. Tai vyko maždaug ten 18-27 metais. Užmestos datos, ant tų datų uždėtos šitų suskarbėlaitėm žmonių, į žmonės panašių tiksliau veikėjų, visokias įvykiai, aukojimo dienos ir mūsų žmonės savanoriai, savo norų ateina, susikaupia ir mini tas dienas, dabar bus vasario 27, vasario 14 ypatingai, kovo 8 taip pat, jų ten šventė, taip pat buvo daug nužudyta moterių, daug visko ir uždengtas tas visas, uždengtas, žmonės nežino, perka gėlės, gėlės nuskintos taip pat traukia labai didelę energiją žmonių, jos miršta, jos traukia energiją. Tai vat, kada jūs išeisit iš tos nesąmonės visos, iš to viso rato, ta visa sistema negavus daug energijos, jinai nebus pajėgi visko aptarnauti, kiekvieno sužiūrėti, kur kas mato, kur kas ką pirko, ar kas ką žiūri, ir tiesiog pradės leistis kaip balionas kiauras. Lys, paskui ir iš didelio drakono pavirsi mažą žvirbliuką ir skris, kaip filme apie 3 bananus. Yra senoji animacija, rusiškas filmas, pasižiūrėkite. Ten labai gera analogija, geras palyginimas yra, kaip neįsigando drakono ir tas drakonas pavirto žvirblį, nes neturėjo energijos iš ko maitintis. Mums dabar, pažiūrėkite, kiekvieną dieną įstumėme kažkokį tai, ten kažkur Australijoje ten kengūra perkando ten gyvatį kaklą. Aš taip kalbu nesąmonėm, bet, ta prasme, maždaug. Ten kažkur ten vėl. Ir visur jumis priverčia
įsižiūrėti ir būtent va šitoje būsenoje jūs būdami priimat bet kokį šūdą į savo galvą ir tas šūdas įgauna tiesos pavidalą. Kada jūs nustosite žiopšyti nuo tų visokių siemų naujienų, jūs sėdėsite kaip Buda ir į kiekvieną tokį netgi žiauresnį kažkokį įvykį jūs taip pažiūrėsite kakies krašteliu, pagalvosite WTF ir toliau būsite savo būsenoje ir kursite savo ateitį. Savo tą šviesią ateitį ir kada jūsų bus daug tokių, jūs, kaip sakau, susikuriat bendrą matricą, kuri sugriaužia, suėda senąją, kadangi jūsų maža bus, bet jinai stipri, labai koncentruota. Ir jūs sugriauna seną matricą, tada jūsų atsiranda, jumise įdiegtos visos programos, levitacijos, teleportacijos. Ir tada jūs pamatysite, kokia ta žemė iš tikrųjų yra. Ar jin plokščia, ar jinai apvali. Tiems, kurie galvoja, kad jinai neplokščia, namų užduotis, pabandykite namuose išlenkti vandenį arba taip išlenkti vandenį. Tai va, tai pabaigai tokie namų darbai. Ir atminkit apie tą stiklinę. Siūlau, labai patariu netapti šitą dalim, kuri jau yra, jau paimta. Ir nebūti kandidatais į tą tuščią vietą, kuri dar bus pildoma per ateinačius 3-4 mėnesius. Taigi ramybės visiems, visi su pergalingu džiaugsmu, su žinojimu, su vidiniu žinojimu, kad pas mumis viskas tvarkoj, karai nevyks, daromos bus provokacijos, bet mes, kadangi mes išmintingi, mes žinom, kad tai yra nesąmonė, kad mes kažkam tai duodam uždirbti, ant mūsų daromi pinigai, mes nustojam tai daryti ir ta programa, ta sugalvota valstybė mūsų teritorijai nustoja veikti. Tai yra, jinai iš tikrųjų dabar jinai nelegali yra. Internete yra visa informacija apie tai, kur jinai sukurta, kas ją sukūrė ir kam priklauso ir taip ir panašiai. Bet iš esmės aš kalbu palyginimais dabar. Tiesiog jūs, kada nustojate žaisti toje smėlio dėžėje, vieni išeina, treti išeina, kaip pliaže prie tinklio. Žaidžiam, vieni žaidėjai išėjo, kiti liko vienas kitas, o paskui, kai vienai pusė jau nėra su kuo žaisti, kita pusė irgi nustoja žaisti. Tai yra būtent esmė mums nedalyvauti karuose, nedalyvauti jokiuose sambūriuose, nedalyvauti jokiuose peštynėse, pasistumdymuose, kerštuose, netgi gynybose, nes gali būti aršiausių pačiu atveju, sakau, velniai labai išradingi, kovos iki paskutinio, gali būti, kad bus daromos provokacijos atseit iš Batkos pusės ar ten iš kažkur iš Rusijos pusės paleista kokia nors raketa, daleiskim, sakau, kaip provokacija, kad pradėti kažkokį pasišaudimą. Ramiai išbūkit, visą tai praeis, ten tęsis maksimum savaitę, pačiu blogiausiu variantu. Tęsis maksimum savaitę, paskiau jūs liksite sausas, sveikas, saugus. Jūs nebūsite šalies išdavikas, nes ta programa falšyva, tai yra ta valstybė, ta programa yra falšyva, netikra, jinai uždėta. Ir tol, kol žmonės yra po ją, tol, kol žmonės juokiasi iš tų, kurie save varina suverenais arba tai žmonėm, kurie neįeina į tą žaidimą, tol jūs palaikote tą programą. Kai jūs išeinate iš tenais, nėra finansavimo, nėra iš kur čiulpti, nėra elektros, ta lempa užgesta, musės į tą šviesą neskrenda. Mūsų nėra, mes vaikštom saugus, nereikia musikuotis. Iš esmės, palyginimas vėl pasakiau. Taigi, visiems ramybės, darnos, netgi tiems, kurie esate dabar jėgos struktūrose. Kokie jūs bebūtumėt kiti, už jūs yra kietesnių. Kokia bebūtų ginkluotė, krūta, jinai yra dar kietesnė, gudresnė. Jums tiesiog patikima 20-30 metų senumo technika, jinai čia dabar suvežama tam, kad ją pačiu pigiausiu būdu, už mūsų pačių pinigus, būtų galimybė atsirasti sunaikinti ją. Nes tai yra pigiausias būdas, bet pinigai plauks ne jūsų kišenės, ne jūsų tėvų, o nuplauks kažkam tai ir kažkas tai atostogaus švilpaus žiūrėdamas kažkur tai Malibų salose gyvens gražiai už jūsų pinigus. Taip kad nustokite finansuoti parazitus ir viskas bus atsistos eilės. Bet kokio plauko jėgos struktūrose dirbantys žmonės, nuo eilinio policininko, nuo kažkokio eilinio parduotuvės apsauginio, imant netgi iki prezidento apsaugos imant darbuotojus, jie vis tiek tokie patys, jie turi 2 rankas, 2 kojas,
ir moka šiek tiek daugiau negu eilinis žmogus. Visi nuimkite nuo savęs reikšmės varnelę, tada prapuls pas jumis rūkas aplink galvą ir pradėsite realybę jūs matyti kitaip. Ir tuomet suprasti, kas buvo daroma čia su jumis, dėl ko tai buvo daroma, dėl ko tokios stiprios jėgos buvo metamos ir kas sužaidė taip, kad šitą stiklinę jie net nesurinko pusės. Taigi visiems ramybės, gero laiko, ačiū, kad klausėte, 45 minutės tai jau išklausyti mane, tai yra wow. Tai va, ir sekančią mėnesį papasakosiu dar ko nors įdomaus. Aprašymai bus visi apačioj, nuorodos taip pat, su nuotrauka. Ir tas filmas 2,5 valandos, jisai irgi yra labai svarbus, bet jisai angliškai jaunimas supras, ten ne rusų kalba, ne vatnikų padarytas, taip kad nereikia kukurūzų prisipirkti ar kokolos ar pisų. Ramiai savo atsisėdat, praklausėt gabaliuką kiekvieną dieną, jums visą tai nauda. Tiesiog žmonės jums nori atnešti tiesą, žinias šiek tiek anksčiau, negu jūs sugebėsite patys iki to daeiti. Ir tai daroma dėl to, kad jūs nepakliūtumėt į čia. Tai tiek žinių, jūs nuostabus, iki tada. Ačiū uždėmesi ir susitinkam kitą kartą su panašia tema. Galbūt kažką tai paimsim kosmiško, bet vis tai vis tiek susiję į bendrą tą košę, viskas papuola. Viskas bus įdomu ir skanu. Iki.